Nu tai labas, sveikinuosi 20 vlogmas dieną. Šiandien atvarėme tokią truputį kitą vietą, ne namuose filmuoju, esame mano vyro tokiam ofisiuke. Tai atvarėm truputį, aš čia aptvarkiau, nes jie čia dviese su draugu dirbo, tai ne tai, kad bardakas, bet reikėjo gerai grindis praplauti, kad būtų tvarkinga. Tai dabar laukiu savo šeimynos, nuvarė į parduotuvę nupirkti maisto, nes čia biški darbų turim. Mano vyras dar vaikams spausdina, aš parodysiu tuoj, spausdina su 3D spausdintuvu kalėdinį namelį. Dabar galvoju, čia yra lempa, nežinau. Dabar aš nenoriu kažko čia prispaudinėti, nes čia buvo ant ekrano parodyta. Va toks va. Tai čia ilgai ir nuobodžiai bus. Tai va, būsim čia 2 valandas su trupučiu. Nes dabar dar, aš nežinau, kaip čia viskas vyksta, turbūt čia pradėjo, ne, aš neįsivaizduoju, ne čia turbūt. Žodžiu, neturiu žalio supratimo, kaip veikia tas 3D spausdintuvas, bet po vaikam kažką tokio kalėdiško sugalvo vyras padaryti, tai vat. Tai tikiuosi jūsų šeštadienis irgi toks neblogas, fainas, gerai leidžiat laiką ir susitiksime šiek tiek vėliau. Nu, žiūrim, kas čia dabar jau pasidarė. Bandau priartinti, nepavyko. If I click screen, nothing would happen, ne? Can I click? Pažiūrim. Doesn't? Okay, opened. Va taip, mūsų namelis atrodys, 3,1% jau atspausdino. Nice. Pažiūrime, koks čia vaizdelis. Pro langą tokia senovinė gatvė. Žodžiu, išvariu biškutį čia po tą rajoniuką pasivaikščioti. Čia visur katės. Čia katė yra. Čia yra 2 katės. Viena ten balkone, kita čia kažkur užsilipus. Ten už manęs ant sofos. Viena sofos viduje yra, kita ant sofos viršaus. Čia toks skaitosi prie Kadikio rajono. Toks labai senas, nu toks visiškai senovinis rajonas. Bet faina tas, kad man dabar mama siuntė nuotrauką. Kad prieš valandą siuntė nuotrauką Lietuvoje, kai ten dar buvo 3:30, kad realiai jau prietema, pas mus dabar 5:30, va tai dabar jau biški prietema, tai taip sakant, biški vertinau tą Turkijos tokie, kad anksti netemsta, žiūrėkit, kiek čia katinų yra. Pažiūrėkit, čia yra, wow, čia katinų miestelį padarė, čia katės.
Katinams namukai, lovų milijonas. Wow, čia geras, čia katė guli kažkokiai spintai. Eina savo. Nu čia, kad romantiškai vyras padarė. Pažiūrim, kiek čia pasidarė tas mūsų kalėdinis namelis. Nelabai aš čia kažką dar suprantu, kuri čia ta vieta yra. Dar čia ta pati apačia tik tais. Liko valanda maždaug. Į galvą neįsispirk savo. Labai graži. Labai graži, taip. Labai aukštai. Taip. Labai aukštai, wow. Žodžiu, yra kavos aparatas, bandysiu pasidaryti kavas. Nežinau, ar man čia pavyks ją pasidaryti. O koks lengvutis, jėzu. Ok, mums reikia tokio dalyko. Reikia įsidėti filtrą. Šitas. Nenukrisk. Bet ir tas čia. Tai čia turėtų jie kartu būti. Ok, šitaip. Do you guys have filter papers for coffee? I see, ok. Radau. Kavos. O, skaniai kvepia. Phyllis, maybe here. Okay, can you bring that water thing? There is, okay, water is here. Bottle, you guys, bottle. Oliver, atnešk vandens. You don't fill from the sink. Ačiū. Nu, bandom žiūrėti, kaip čia pavyks man tą kavą paruošti. Ok, mes tave paspaudėme, on dabar veik turėtų. Jo, veikia, garsiai darosi. Lauk rankytas. Gerai, kodėl tu neveikia programą? Clock, no, timer. On. Run. Kada tu veiksi? Nieko nesuprantu. Dabar turiu veikti. Turim tokius podelius. Tokie visiškai tradiciniai turkiški. Nori milk? I saw you. Which one you want, blue? Iš prasimečia, aš ką editinau video, tad supratau, kad tipo bijojau ir užmaršau matyti ir variau plau. Pats ką editin vidus, aš skau, gali būti. Tęsiasi mūsų vakarėlis su McDonald'u. Izabel, ką darai?
Ir mūsų namelis padarytas. Nežinau, kaip iš taip įdomiai atrodo, pažiūrėjau iš šono. Čia ale eglutės, aš nelabai suprantu, kas čia yra tie dalykai tokie. Čia kas jūs taip prilaiko, va tie tokie. Nu va, ir padarė namelį, pasirodo tie šonai, čia kažkokios buvo šiaip detalės, kurias reikia nuimti. Tai va taip dabar atrodo tas namelis. Per kažkur beveik 2 valandas. Dabar reikės tik nudažyti. Mes jau ruošiamės namo varyti. Dar pasidarysiu į gertuvę, įsidėsiu kavos, įsipilsiu. Dabar parodys tokį bairį, kurį aš ką tik pamačiau šitam ofisiuke. Mano vyras neseniai draugui išsinuomavo, va čia gražiai viską įsirengė. Tai gal porą mėnesių, ar mėno turbūt. Ir aš čia gal 3 kartą esu. Ir tik dabar pamačiau ir vyrą pašaukiau, sakau, ar čia yra tai, apie ką aš galvoju. Nes čia pas jos yra toks tualetas, tai čia realiai tik tualetas, čia yra tokia kaip tvarkytis. Nes toks visiškai ofisinis dalykas nebūtas. Ir žiūrėkit, kas čia viršų yra, kaip galvojat. Palaukit, aš jums priartinsiu. Kas tas juodas pagal jūs yra? Ar suprantat, kad čia yra miręs šikšnosparnis? Iš vyro paklausiau, sakė, jo, jie matė, kai jie atsikraustė čia. Tiesiog, šikšnosparnis miręs. Sudžiūvęs vargšas. Nu, žodžiu, kaip talismanas. Nežinau, Lietuvoje turbūt nėra tokių šikšnosparnių, tai daug, nes Turkijoje yra daug šikšnosparnių. Aš esu pati mačius ne vieną kartą kažkur tenais parke, arba kai praskrenda, nes jie visiškai kitaip skrenda labai greitai ir iš garso aš atpažindavau. O čia toks mažiukas, beibiukas, žodžiu. Keičiam temą ir daromės kavos, nes važiuosim į tuoj namo. Įdomu, ar dar ta kava mūsų karšta, tokia. Nežinau, ar mes čia padarėm, kad jin laikytų šilumą. Ką, mama? Keliaujamės namučiu. Tai sakau, čia atsisveikinsiu. Važiuosim namo, eisiu redaguoti šitą video. Tai ačiū, kad žiūrit, susitiksim rytoj ir iki. Vėl tas pats katinas, tu vis dar čia stovi? Tu nesi pastrigęs čia? Galiu paglostyt. Škai, bijau tavęs. Tu jau buvai čia, po pietų. Kaip kalėjime, vargšas. Oi, karalius. Rajono karalius. Ate.